užsiėmimų gausybė, tai tikrai Kokie tie užsiėmimai? Išsirinksi kažką. Tai yra skirtingos 4 teminės erdvės. Tai yra psichologinė vandens erdvė, dvasinė oro erdvė, kūrybinė ugnies ir kūno žemės. Tikrai rasi kažką, kas tau naudinga. Vienu metu vyksta 4 užsiėmimai. Tai čia yra programa, programoje yra aprašyta, ko gali tikėtis. Geriausia pasiskaityti tos aprašymus prieš vykstant į festivalį ir įsirinkti jau, kur norėsi eiti. Jeigu to nepadarysi, tai turbūt jau pagal pavadinimus arba pagal teminę erdvę eisi, kas tau labiau rūpi, ar kūryba, ar psichologinė, ar dvasinės praktikos, ar kūnas, sveika mityba, mankštelės, judesio praktikos. Atvyksta ir tokių, kurie galbūt taip labai giliai nesidomi, nes šiaip aš pastebėjau, kad daugiau moteris domisi tokiais dalykais. Netikėta. Kiek seminarų žiūriu sąmoningumo tema, sveikatingumo tema, ten vyrui parneša turbūt žinias. Šis festivalis skirtas visai šeimai, tai būna turbūt moteris prikalbina ir savo vyrą, nes ten ir vaikų erdvė yra, tai su visa šeima atvažiuoja, tai turbūt būna ir skeptiškesnių vyrų, kurie ten taip smarkiai labai nedalyvauja, bet tada galbūt jie daugiau su vaiką pažiūri.